Sveikučiai. Čia Rasius iš Muntafų. Tai esu skitūrė rytiniam. Turiu nedaug laiko. Va ten tiesiai, jeigu gerai įsižiūrėsit, du leidžiasi. Freerideriai varo. Nuo viršūnėlės tos Kroicioch. Aš irgi iki jos varau. Paskutinį kartą variau čia per keteras, bet ten ir nusileisti ir pakilti vat, ant tos keteros. Tiesiog per viršūnę eina tokia vieta, kad slidės tik tai eina taip suglausti ir iš šonų nėra vietos net lasdom, kur įsispirti. Tai vėjas buvo stiprus, biškį buvau papuolęs. Tai tokie vat reikaliukai ir na, gal tada gumos netempiant, noriu padaryti šitą video, sureaguodamas į Sauliaus Barausko tokią repliką, tokį pasisakymą, kad kažkaip dingo Lietuvoje, kažkaip nieks ten nebeorganizuoja jokių kažkokių tai susitikimų, bendrų kelionių, bendrų kopimų ir panašių dalykų. Tai noriu į tą sureaguoti, kad vat, gyvenu gerose labai sąlygose. Ir iš tikrųjų tai Vorarlbergas, tai yra Austrijos vakarinė dalis, kur vat, siena vat, Šveicarijos vat, yra, kur aukštesnė antra kalnų grandinė eina. Už jos į kitą pusę Šveicarija. Ir nuostabiam kraštelį gyvenu ir kadangi tas vakuumas toks susidarė, kur liktai yra norinčių kažką daryti, bet nėra organizatorių. Tai aš kol kas didelio organizatorių nebūsiu, bet noriu pakviesti, kam įdomu, birželio mėnesį, tris pirmas savaitės, ypatingom sąlygom, galima, pas mane yra 10 vietų, kur 10 galių žmonių, 5 dviviečiai kambariai priimti ir kviečiu, kreipimasis į Lietuvos alpinizmų kalnų mėgėjų bendruomenę. Atvažiuoti vat, birželio mėnesį, keletas žmonių atvažiuos ir yra šitas slėnis, vat, Gavertalis eina ir Gaišpicė kažkur vat, su kryžiuku balta viršūnėlė, už jos yra Lindauer Hütte, vat ir vienas bokštas dar čia išlindęs Dreiturm. Yra labai puikios treniruotėm sąlygos, alpinistiniam kopimam. Vat štai šita vat viršūnėlė, ją nėra paprastų maršrutų, nėra jau tik tai su virvėm. Iš kairės pusės lengvesnis, iš dešinės sunkesnis. Bet pradedantiems tai labai puikiai treniruočių bazė. Vat. Ir apačioj yra... Dabar užstoja čia laukai, yra Hütte, kur galima nakvoti. Ir iki perėjos ten yra gal kokie, kiek ten, valandą pusantros. Kitas vat yra feisiukas toks orientuotas į rytus. Vat, jis yra visas uolinis prakaltas ir ten maršrutėlių iki, man atrodo, iki 6B gal ar 6C kažkas tokio yra. Nuo ketveriukių yra Via Ferrata kažkur irgi tokia su ore kabančiam kopėčiam, tokia įdomi. Persivertus į ten yra kita Hütte už Cimba viršūnės, Cimba yra 2600 kažkur 50. Čia Lindauer Hütte, kita Hütte yra, jeigu tiesiai kažkur įsižiūrėsit, tai aišku nesimatys dabar per šitą kamerą, nepritraukia tiek, bet kažkur ant keteros irgi ten viena. Taip, kad aplinkui yra nemažai gerų galimybių ir sąlygų. Nu ir mano toks kreipimasis būtų, prašom atvažiuoti, kam įdomu, tų tradicijų kažkoks kūrimas. Birželio mėnesį, ir prieš šeštadienį prieš Joninės, kuris būna, tai anksčiau ten, nežinau, apie 20 kokią dieną maždaug išpuola. Tai būna čia tokia vietinė tradicija, vat, į kurią irgi noriu pakviesti, kai būna kalnų vat, visos viršūnės ir keteros, būna ir šita, vat, ir čia, vat, ir jos tokiais
vakare, kai sutemsta, jos visos dega. Žodžiu, yra tradicija uždegti kalnus. Ir tas vyksta šeštadienį prieš Jonines arba rasas, dar kaip vadinama. Tai va, šitoje pusėje vat yra ir urvų, ir via ferratų yra sudėtingų, ir yra uolinių maršrutų visokių. Nuo Lindabergiūtės ten yra siena tokia, kur daug ką galima daryti. Tai vat, trumpai mano toks kreipimasis. Ir kam įdomu, taip žiūrim, įrašas eina, kam įdomu kūrimas kažkokių alpinistinių tradicijų, tai vat kviečiu birželio mėnesį atsiliepti ir atvykti. Apgyvendinimas pas mane 10 vietų yra, tai aš labiau norėčiau, kas su vaikais gal mažesniais, patogesnis ir mes galima būtų į dienos. Aš irgi kažką padėsiu su informacija, padėsiu su apgyvendinimu, paaiškinsiu, kaip hiutėse gauti vietų užsisakyti, bet birželį ne visi dar būna atidaryti, bet yra galimybių ten, žodžiu, nakvoti arti maršruto, kad prisitraukimas būtų. Tai vat, tokie tokias įdomybės. Ir ką, tada visiems šaunaus pavasario gražaus ir kam įdomu, tai prašom atsiliepti, rimtesnį kažką padarysim tai po metų, bet vat šiais metais kam įdomu tas tradicijų būtent kūrimas, kam įdomu atrasti Montafonų slėnį, vat, kuris prasideda ten, jis 30 km tęsiasi į tą pusę iki Silveretos, gale slėnio yra serpantinas, kuris vasarą labai įdomus dviratininkams yra, arba motociklų mėgėjams. Ir viršui Silvereta yra tai, kur freerido istorijos kūrėsi. Tai vat, šitam krašte yra ne viena karta geriausia Austrijos alpinistų užaugus, taip kad jeigu kažkas galvojat, ar čia tinkamos sąlygos kažką tobulėti, tai aš jūs galiu pradžiuginti ar nuliūdinti, nežinau kaip čia kam kas, kad tokių sąlygų gerų kaip čia iš tikrųjų retai kur yra. Ir žiemą tai skitūras daugiausiai, aišku, dabar skimo disciplina, tai, nu, kaip čia pavadys, nežinau, kad čia gal alpinizmo su slidėm, žodžiu, toks, vat, kai yra duotas maršrutas ir greitai reikia įveikti, greitai nusileisti. Vat, ta disciplina priimta irgi yra į olimpiadą. Tai kam įdomu, aš neblogai, man tas reikalas neblogai sekasi, bet jau su mano link 50 amžių, tai biški jau per vėlus reikalas susiimti sportiškai, bet aš formą gerą palaikau, taip kad jeigu kam ta disciplina irgi domina, tai prašom kokį gruodį geriau atvykti. Tai toks būtų mano kreipimasis į Lietuvos alpinistų bendruomenę ir kalnų mylėtojų bendruomenę. Tai kviečiu atvykti, kam surezonavo ta mano žinutė tokia, atvykti birželį ir kursim tradicijas kartu. Tai ačiū uždėmesį, iki kitų kartų. Čia buvo Rasius iš Muntafų. Būk ištraškęs, elkis beprotiškai. Iki.